Nu, svarbu, kad užsivestų po tos valandos laiko stovėjimo ir viskas bus gerai. O tu važiuosi? Ar tik koordinatorius, ar važiuosi? Aš būsiu ramintojas, raminti gyventojus. Gerai. Pirkimo žyzą. Atpirkis, supratau. Labą dieną. Kaip tu? Jeigu ką, nutempimo busiuką turėsi kokį, jeigu... Kas tau nutiko? Ne, nieko, nu, žinai, 30 metų matau. Gerai, tavęs atvažiuoju. Bet tavęs, girdi. Gerai, ačiū. Labą dieną, kaip jūs? Labą. Sveikas. Kaip tavo motociklas? Ne, tai aš apačioj su megstiniu mamos, va tokio storio, kol iki čia atvažiavau. Tai tuo eisi, nusirengsiu viską, viskas gerai. Sako, apsirengiau, atvažiavau, sušalau. Kojom šalta buvo, kojom. Did you get a... Sėkmės vadyboje. Ačiū. O kodėl jūs nevažiuojat? Jūs šiaip atvarėt, pačiat? Ai, šlapelį. Gerai, gerai. Labą dieną. Labą. Lemba, koks gerulis, taip nubombintas. Šakės, žiauriai. Tai va tokį ir pardavinėsi, ne kitą? Jo, tik nulupsis, jo, tai viskas tas, tik tai žinai, nestabdžių standartą, kam žmonėm, nes Hebra juokės praėjo, sako, vien 5 štukas ant stabdžių. Sėkmės. Bijo, kad jūs to žolės neperartumėt, tai va, nes šitą pievą tikrai yra išpuoselėta. Skrolina. Labas, Facebookiniu. A tai važiuosi gal ar tik parodys? Jie du manekenai važiuoja. Ai, ne? Nu tai gerai. Fainai, parodys ką moka. Tai jie matai, kad jie čia, jie daugiau pasimanekenė. A, gerai, gerai. Jo, pasirodyt. Nu gerai. Nemirtingas. Taip, kviečiu Šarūną ir Mindaugą. Dalyvaujam enduro feste, enduro Lithuania renginys. Šiaip labai retai dalyvauju kada renginiuose, nes man labai nepatinka tie motų skandinimai ir ten savęs tokie kankinimai, persistengimai visokie, mėšlynuose. Bet Paulius sakė, viskas okei, čia pamatysi bent ir klasį, bus viskas labai fainas maršrutas. Jokių ten tokių tikrai pelkynų, sakė, varyk bus žiauriai smagu. Tai va, tai kalbėjo, važiuojimo realis šiaip, jo, galvojam, kad bus labai blogai, ištisinis lietus, bet va, nerustojo, dabar nelyja, viskas bus, nedūso. Toks biškai kai kur sudokas moliukas, bet šiaip žiauriai fainai. Aro pasirodymą nerealų turėjom, ačiū jam, žiauriai gerai, ta prasme, ant tokio slidaus paviršiaus, ten ištiskinė bala, asfaltas, tas slidus ir jis tokį gerą šou padarė, šaunuolį. Tai va, tai o dabar savo judam, 21 kitą pravažiavom, liko dar 160, pirmą buvom navigaciją turėjom bėdų, bet viską išsisprendėm, viskas gerai ir važiuojam. Panašu, kad įvažiavom į ralio trasą. Eina šitą, aš tai žiauriai dabar bijau, kad mus koks ralio auto nepasivytų. Nes aš žinau, kaip jie lekia. Žinau, kaip blogai yra. Pažiūrėkit, kaip viskas suvanota. O, pasisveikinam gražiai.
vykdyt. Sveiki. Ar tik nereiks stumt? Varyk, varyk, varyk! Žvirkeliuk, lengva. Gazo, gazo. O, super. Nu va, smagumynai. Okay. Paskui stosim kur nors prisijungti. A kur tu čia ant žolės? A ten kur tie tokie. Skersa užnešė. Wow! Buvo labai faina, prasidėjo didelė liūtis, visur žiauriai slidu, pas mus tai padangos tokios tik pas Jevgenijų normalios. Mes, man atrodo, visi 4 turim važiuoti. Eik tu nafik čia. Nejokinga! Ir dabar taip priskilus jau apšikmatė. Sieva paliko kūną man šitoj trasoj viskas. Ojojoj, kaip blogai. Ir tai nemoku važiuoti. Kada baigsiu šitas košmaras. Nežinau, kaip Chevrolet 7 ir gasu sekasi. Su plikom padangom visiškai. Bent jau kadrą gausiu. 3 kilai gėdos. Kaip sakė organizatoriai, visiškai neprašovė. Ui, jo, apšikmatė. Reikia palaukti komandos draugų. Taip, karės ant ledo slidinėjam. Ajajaj, kaip reikėjo šaškių, gal, ai, nugi adventure. Žinau, kad Pauliaus adventure, nu bet vis tiek.
slidumą kaip ant ledo, slidumą pamoka nevažiuot be šaškių į adventure maršrutą. Mariukas slidinėja labai. Mėly žiūrovai, matote, kaip softai pusplikiam padangom važiuoja adventure maršrutą. Wow. Visada karšta. Žiauru. Tikrųjų gerai, kad lankus užsidėjai. Nu, man pavyko, aš pirmą kartą nenufilmavau. Bet aš važiavau atsistojus lengviau. O, šaunuolis, Aurelijus. Klausėte, kodėl tik ledai važiuojame? Nes čia labai slidu. Kodėl taip lyja? Nes aš studija manga. Jeigu pirštai nenukris, bus labai gerai. Kamera galėjau neatlaikė, numerė, bet ten buvo vaizdų, būtų ką pafilmuoti. Čia pievutė irgi dead jau visiškai. Apsirengiau savo vilnonį megztuką, kurį buvau palikus Pauliaus mašino ir bandysiu kažkaip išgyventi iki namų, nes žiauriai šalta. Bet jo, stupas atlaikė. Negaliu patikėti, kad parvažiavau. Žiauriai šalta. Jau taip tingėjau plaut mocą, bet nu, jis tikrai nusipelnė. Pažiūrėkit jūs į vargšiuką. Ir kad jau tiek laiko šalau, tai dar porą minučių nieko tokio pašalt, kad nuplaut šitą mažių. Nu, pažiūrėkit, kaip atrodo. Jis gerutis, jis viską ištvėrė. Tai tikrai nuplausiu ir tada jau viskas, namo čiačius, į karštą dušą ir lovytę. Jo, buvo geras. Nuotikiukas eina savo. Ačiū, kad žiūrėjot. Gal nepatingėsiu daug kažką pakurt šiais metais. Peace.